Kada reikia šokti. Ta prasme, galbūt su parašiutu, galbūt į šaltą vandenį, ar šiaip gyvenime kažką pakeisti. Kada baisiausia, tada ir šoki. Ar aš bijau daryti šitą projektą? 100%. Ar aš šoku? Tikrai taip. Labas. Jo, čia ne clickbaitas, iš karto. Pasakau, čia yra challenge'o pabaiga. Blemba, ta neris yra graži. Challenge'o pabaiga. Kaip matėt, ką tik atvažiavau, techniškai, kai privažiuoji kažką, kartais gali važiuoti toliau, kartais ne. Tai su mašina čia važiuoti toliau nelabai išeis. Bet ar aš sustabdau visiškai savo kelionę? Ne. Štai, išlipau iš mašinos ir aš galiu vaikščioti toliau aplink nerį, palei nerį. Jeigu labai didelis noras būtų, aš galėčiau ją ir perplaukti. Bet toliau keliauti be mašinos vėl. Žodžiu, bandau kažką įvynioti į vatą, bet vatniką į vatą tik tais ir... Labas visiems. Kelintas čia. Net pametęs skaičių. 129, 128. Gera buvo mesti save į šaltą vandenį, į šaltą dušą ir daryti tokį challenge'ą. Kaip ir pačiam pirmam video buvau minėjęs, kad nebijosiu mesti aš šito challenge'o, jeigu pajusiu, kad kažkas eina ne taip. Svarbiausia yra pajusti anksti, neforsinti savęs pereiti per kažką, nes esu matęs pavyzdžių, kai žmonės bijo, ką pagalvos kiti ir tipo, oi, neįvykdai, tai tu čia skystalas myžalas, pohui. Tikrai sąžininkai, čia nedėsiu netgi bipo ant šito. Sąžininkai pohui. Galvoju sakyti jums kodėl, bet turbūt įdomu, kodėl stabdau, ne? Tai reikėtų pasakyti. Tai būtų, manau, sąžiningiausia. Ne, pirmiausias dalykas yra taip. Pasiėmiau svarbių dalykų savo gyvenime apie 10 ir mečiau. Ar šitas challenge'as man padeda tiems 10 dalykų, ar nepadeda? Tai visi 10 krito į nepadeda. Dabar, pradžioj, jeigu būčiau tą 10 ėmęs, pradžioj būtų buvę kokie 6 turbūt į teigiamą, 4 į neigiamą, nes būčiau nuspėjęs tos dalykus kaip laiko stoka ir taip toliau. Tai aš tą suvokiau. Pradėdamas daryti challenge, lėktuvas skrenda. Saulė šviečia, tą pusę atsisukus, bet tada jums gali būti blogiau. Nežinau. Tai į challenge įėjo vienas labai svarbus kriterijus buvo gerai skrisk. Palauksiu. Kaip čia nerį reikia žvejot, kol laukiam. Pavyzdžiui, vat srovė, matot, didžiulė. Pavyzdžiui, su kokiu čia su vobleriukais. Aš garantuoju, kad čia kokiu nors šopaliukų, kur nors gali būti, jie čia kažką veikia. Ne? Gerai, nuskrido lėktuvas. Tai vienas svarbiausių dalykų, aš supratau, kad aš noriu daryti kokybiškesnius video. Tai iš karto užbėgsiu turbūt labiausiai užduodamam klausimui komentaruose, jeigu aš jį neatsakyčiau šiame video. Simai, ar tai esi kelti video į šį kanalą? Taip, pasiimsiu gerą savaitę pertraukėlę, gal pusantros nuo šio kanalo, nuo savo veiklos bendros video kūrybos kitame kanale ir taip toliau. Aš šiuo metu pertraukos tikrai neimsiu ir nedarysiu, bet šiam kanale kokią pusantros savaitės pertrauką, refocus į tai, ką noriu daryti. Aš labiausiai pasigėdau kokybės. Pasidarė monotonija. Visi video kinda vienodi. Bala. Pajutau, kad aš neįdedu savo kūrybiškumo, o įdėti kūrybiškumui reikia laiko. Neįmanoma padaryti kokybiškų video filmuojant per vieną dieną ir sveiki. Žmonės atėjo, tai neįmanoma padaryti kokybiško video, jį filmuojant per vieną dieną ir sumontuoti. Tas yra sunkiausia. Aš pažiūrėjau užsienio kūrėjų, kurie daro tikrai kokybiškus video ir man noris įdėti laiko ir pastangų. Pavyzdžiui, sako, kad tu tai žvejybai ten, ką tu pagausi, ten keiti masalus. Taip, kai išvarai valandai laiko pažvejoti ir per jį dar per tą valandą turi nusifilmuoti epizodą ir galvoji, pavyks tau ar nepavyks pagauti žuvį, o kartais noris nuvaryti kokį telkinį, kur ten nežinai, yra žuvies ar ne, ir skirti tam visą dieną. Tai aš galėčiau skirti visą dieną, kokybiškai nusifilmuoti, pasiruošti, su keliom kamerom, su dronais ir taip toliau. Tada užtrunku savaitę, kol susimontuoju, vakarais po biškį, po pusvalanduką, po valandikę ir paleidžiu gerą video kartą per savaitę. Tai čia vienas iš dalykų, vienas gan svarbus mano kūrybinėje veikloje, kad man reikia kokybiškos kūrybos, o ne tiesiog kūrybos. Ir sekantis dalykas, pajutau, kad pradeda kentėti šeima, laikas skiriamas šeimai, tada pajutau, kad po truputį pavargstu psichologiškai ir fiziškai tikrai dar nepavargstu, bet jeigu pradėsiu stipriai pavargti psichologiškai, tada pavargti galiu pradėti fiziškai, o tada jau gali būti, kad reikės daryti pertrauką ne savaitės, o metų 2, kol žmogus sugrįši. Tai matęs pakankamai tokių įvairių pavyzdžių, kaip žmonės sudega, sukepa. Tai aš tiesiog esu ir pats buvęs sudegęs su pagrindiniu kanalu, atsimenu, buvo, kai reikėjo savaitės 2 gero laikotarpio pertraukų, taip pat, kas žiūri pagrindinį kanalą, žino, su Gata roleplay'um buvau biškį perdegęs, buvau ilgam laikui sustabdęs ir dabar yra sugrąžintas. Tai tie perdegimai įvyksta. Ir čia pradėjau jausti, kad perdegimas pareina. Todėl nebijau stabdyti tam, kad užkirsti kelią durnoms pasiekmėms, neapgalvojus ir neapmąsčius. Aš manau, šiame challenge aš asmeniškai gavau daug, supratau, ką reiškia rutina, supratau, ką reiškia daugiau ir kokybiškiau dirbti, kas liečia video montavimus. Aš sugebėjau 128 video sumontuoti kiekvieną dieną pats, kur video montažui aš užtrukdavau po 2, 3, 4 valandas žiūrint koks video. Jūs galite įsivaizduoti, dar nufilmavimas ir dar kitos veiklos. Aš dabar beveik 3 dienų dirbau
be išeiginių, su visom veiklom, tai turbūt ne visas dienas ten nuo 9 ryto, nuo 10 ryto. Buvo gal porą dienų, 3 dienos, kai galėjau leisti savo pamiegoti ir kai galėjau leisti mano žmona pamiegoti. Ir taip iki 12 nakties, nuo 9 ryto, ble, čia daugiau nei 12 valandų kiekvieną dieną. Supratau, Simai, net nebuvau suvedęs galų į šitą dalyką. Tai va, gerbėmėjai, padarom savaitę geros, nesakau tiksliai, 1,5 taip. O jeigu reikės ir 2, pertrauką ir tada grįžtam su kitokiais ir geresniais video. Pavyzdžiui, noriu padaryti catch and cook video ir turiu idėją. Ir padarys, nes dabar turėsiu laiko. Nes per dieną aš nelabai jo padaryčiau. Ta prasme, aš per dieną galėčiau nusifilmuoti, bet dar ir sumontuoti ir taip toliau. Tai turbūt drįsčiau teikti už geros savaitės 1,5. Laukite įdomaus catch and cook video šiame kanale. Žinot, galvojau, kad bus sunku padaryti šitą video ir tarsi jausiu kaltę prie žiūrovą ar dar kažką, kad stabdau. Bet dabar, kai išsakiau viską į kamerą, tarsi nuo savęs kaip akmenį nusimečiau. Chebryte, ačiū, kad esat. Aš čia niekur nedingsiu. Tiesiog matysit mane šiek tiek rečiau. Neįprasta. Ačiū ir iki.